Galvokite apie ramybę, apie viltį, apie drąsą, apie sveikatą, apie gerus dalykus, nes kai mes galvojame apie tai, kas gražu, tai, kas teigiama, tai, kas priimtina, tai mus stiprina, tai suteikia mums jėgų, tai suteikia ramybę ir panašiai. Tad noriu jums paskelbti tokį iššūkį. Bent vieną dieną pabandyk galvoti teigiamai. Nežiūrėk į tai, kas neigiamai, neskaityk neigiamos informacijos. Jeigu netyčia ateis neigiama mintis, pakeisk ją su teigiama mintim. Ar priimsi šitą iššūkį, išbandyk ir pamatysi, ar išeis pakeisti mintis ar ne. Aš tai pabandžiau, man anksčiau nepatikdavo lietus, bet dabar galvoju, wow, lyja ir jėga man patinka. Man pasikeitė.